dabar panašu, kad dabar jau ryšys yra su auditorija, bet praradau skaidrės. Tai nebuvo jų ten daug, todėl apsieisim be jų. Pabandysiu aš jums pristatyti savo tą pranešimą paprastai ir suprantamai. Tai pranešimas vadinasi netesybos, minimalūs nuostoliai ir iš anksto sutarti nuostoliai. Tai kadangi čia yra matyti dar ir studentų, kuriems tie iš anksto sutarti nuostoliai gali atrodyti, kas tai yra ir kaip jie dera su tom netesybom, tai trumpai yra tiek, tai kaip ir netesybos, tik tiek, kad ne mūsų sistemoje, tai yra tie vadinami liquidated damages iš bendrosios teisės sistemos ir kuriais bendrosios teisės sistemoje šalys sprendžia tuos pačius, siekia tų pačių tikslų, kaip ir mes netesybomis. Gali kilti klausimas dar, ką čia veikia tarp netesybų ir iš anksto sutartų nuostolių ar ne, ką čia veikia minimalūs nuostoliai. Nes normaliai tai iškrenta iš konteksto, jeigu kalbėt apie užtikrinimą arba iš anksto aptartus nuostolius, tai yra tą, ką šalys daro, siekdamos išvengti įrodinėjimo, susitarė sutartyje, bet mūsų praktikoje, ta praktikas turi ir pakankamai tokį istorinį pagrindimą ir pagrindimą taip pat teisinių reguliavimų 64 metų civilinių kodeksų. Tai praktikoje, kai kalbama apie netesybas, dažnai pasakoma, kad tai yra tiesiog iš anksto šalių sutarti minimalūs nuostoliai. Na ir tame tarpe netesybos negali būti pasipelnimo šaltinių ir taip toliau. Tai tas teiginys yra dažnas. Dažnas nutartyse, jeigu jūs pasižiūrėtumėte praktiką pradedant 2000 metais, tai jis nieko nepasikeitė ir dabar yra ir apžvalgoje. Teismų praktikos biuletenyje yra 37 numeryje. Bet matyt, profesoriui Mizarui, kuris sugalvojo šitą temą, norėjosi išgirsti vis dėlto, ar yra teisinga kalbėti apie minimalius nuostolius, kai šalis prašo, pavyzdžiui, priteisti netesybas. Kitaip tariant, mes turime, šeštoje knygoje turime 245 straipsnį, jis yra bendras civiliniai atsakomybei. Ten pirmoji dalyje yra, jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį, ir trečioji dalyje apie sutartinę atsakomybę, kalba eina apie kreditoriaus teisę, atitinkamai skolininko pareigą, sumokėti arba atlyginti nuostolius ar netesybas. Iš tokios normos lingvistinio aiškinimo peršasi išvada, kad šalis, kreditorius gali reikalauti arba to. Tai vienas momentas, kurį aš šiek tiek vėliau aptarsiu. Kitas momentas, kuris trukdo, kaip man pasirodė apžvelgus praktiką mūsų teisminę, trukdo minimalūs nuostoliai, kai kalba eina bylose dėl netesybų mažinimo. Nes du dalykai. Savarankiškai jie atrodo visiškai teisingi. Tai vienas dalykas, kaip sakiau, kad netesybos tai yra minimalūs nuostoliai. Jis teisingas dėl to, kad senajame 64 metų kodekse ten buvo toksai 228 straipsnis. Iš jo beje ta visa klasifikacija skaitinių, išimtinių, alternatyvių ir baudinių netesybų.
Tai vat pirmoji daly buvo pasakyta, kad skolininkas atlygina nuostolius tiek, kiek jų nepadengia netesybos. Tai reiškia, kad netesybos kaip ir yra minimalūs nuostoliai, bet toliau dar išlieka pareiga atlyginti ir likusius nuostolius. Tai vat vienas teiginys. Antras teiginys tai yra susijęs su ta pačia klasifikacija. Tai yra, kad mūsų naujas civilinis kodeksas pripažįsta tik tai įskaitinės netesybos. Visiškai tiesa. Bet problema, kai mes sukomplektavome šitus du dalykus, jinai, jeigu jūs pasižiūrėtumėte, 2003 metais ten buvo tokia Rošin-Persovski byla, vasario mėnesį, berods 5 dieną. Tai sudėjus tos du dalykus, teismas padarė tokią, atrodytų labai logišką, gražią išvadą. O logika dėliojimo yra tokia, kad mūsų naujas civilinis kodeksas pripažįsta tik tai įskaitinės netesybos. Tai yra reiškia, netesybos yra įskaitomos į nuostolius. Tiesa, fabula tos bylos, tai yra preliminarioje sutartyje, buto pirkimo pardavimo sutartyje, buvo numatyta perduotas avansas 20 000 litų ir bauda 20 000 litų. Na ir tas, kuris sumokėjo tą avansą, po to teigė, jog pažeista preliminari sutartis buvo dėl pardavėjo kalties, dėl to reikalavo sugrąžinti ir 20 000 avansą ir 20 000 sumokėti baudą. Taigi iš preliminarių santykių. Bet teismas, kasacinis teismas jis vertino, kaip ir 20 000 avansą reikia sugrąžinti, bet nuo to 20 000 kokiusgi patyrė nuostolius. Turiu galvoj, neprisirišo prie pačios preliminarios sutarties pažeidimo, bet tiesiog tokiu aspektu nustatinėjo tuos nuostolius. Taigi logika teismo buvo tokia, kad kadangi netesybos tai yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, ieškom tada, o kokiegi yra tie minimalūs kreditoriaus nuostoliai. 261 straipsnis 6 knygoje pas mus, ten yra piniginės prievolės termino praleidimo teisinės pasekmės. Ir jis sako tai, kad įstatymė ir sutartyje nustatytos palūkanos yra laikomos kreditoriaus minimaliais nuostoliais. O radom minimalius nuostolius. Ir teismas sako, kadangi minimalus nuostoliai piniginėje prievolėje, dėl 20 000 tai yra piniginė prievolė, tai yra įstatymė nustatytos palūkanos, įstatymas tai yra 210 straipsnis, ten yra 5% buvo kaip tik to santykio šalims. Tai va atradom, priteisėm, sumažinom tos 20 000 iki 5%. Tai liko iš 20 000, ten paskaičiavus laikotarpį 3 000. Tai va tokia aiškinimo logika, jinai privedė prie to, kad praktikoje mūsų nesąžiningi skolininkai atrado labai gerą kreditavimosi būdą. Pavyzdžiui, statosi objektą, gauna kreditą iš banko, įkeičia tą objektą pradėtą statyti bankui, o po to prasikredituoja iš rangovo. Nes jau pastatytas objektas įkeistas bankui, jo negali nukreipti išieškojimo be banko sutikimo, hipotekinio kreditoriaus. O rangovas neatgauna pinigų ir geriausia, ką jis gali tikėtis, tai gauti tos 6 jau, kadangi komerciniai santykiai 6, jeigu kalbėtų apie civilinį kodeksą, 6% metinių palūkanų. Tai va tas minimalių nuostolių, ta savoka, tas naudojimas, jis va šitoj istorijoje jis turėjo tą negatyvų aspektą ir dabartinė praktika, reikia pripažinti, iš tiesų jau nuo tos formulės nuėjusi yra. Todėl aš tiesiog ją primenu tam, kad jūs nekartotumėte tų klaidų. Jinai pakito tą praktiką, gal pirmoji nutartis, man neduosiu meluoti, tai buvo 7 metais spalio 12 dieną, kada jau buvo vis dėlto sakoma, kad ne visuomet
netesybos turi sutapti su tais minimaliais nuostoliais. Tai vienas momentas. Antras momentas, apie kurį norėjau aš pasakyti, tai yra dėl netesybų ar nuostolių. Kaip jau sakiau, mūsų reguliavime yra 245 straipsnėje toks teiginys. Tada kyla klausimas, galbūt šalys, jeigu jos susitarė dėl netesybų, gali reikalauti šalis, gali reikalauti arba to, arba to. O galbūt, kaip kad yra pasiūlymas, buvo bent jau pasiūlymas ir 78 metų ministrų komiteto rezoliucijoje, jeigu šalys susitarė dėl netesybų, tai jinai negali reikalauti dėl nuostolių, nes jos aptarė jau tuos savo nuostolius, kuriuos patirs. Taigi, kaip mūsų sistemoje reikėtų į tą klausimą žiūrėti? Kai teismas sako savo praktikoje, kad netesybos yra minimalūs nuostoliai, aišku, kad jis tuo pasako, kad be netesybų galima prisiteisinėti dar likusius nuostolius. Ar mūsų ta praktika yra gera? Tai norėdamas ją kaip ir paremti, arba sakyti, jog tai iš tikrųjų ta praktika atitinka mūsų reguliavimą, galiu pasakyti, kad štai tas 245 straipsnio pasirinkimas ar netesybų, ar nuostolių, jis toliau kodekse išnyksta. Tai yra, jeigu mes jau pereitumėm į sutartinę atsakomybę, ten yra 256 straipsnis ir jau konkrečiai antroji dalis, ten jau kalba eina apie skolininko prievalę atlyginti nuostolius, kablelis, sumokėti netesybas. Jau nėra pasirinkimo. Jeigu mes dar ieškotumėm reguliavimo, kuris mums verstų vis dėlto apsispręsti, prie kokio mes varianto pasiliekam, tai turime ką? Turime tą pačią taisyklę dviejose normose. Turime 73 straipsnėje ir pirmoji jos daly ir taip pat 258 straipsnio antroji daly. Ten yra taisyklė. Jeigu pareiškimas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, tai yra netesybos yra įskaitomos į nuostolius. Kitaip tariant, mes iš tokio reguliavimo, bent jau aš galiu daryti išvadą, kad mūsų įstatymų leidėjas tiesiog nuėjo tuo keliu, kad netesybas laiko minimaliais nuostoliais. Iš tiesų, ta koncepcija jinai atitinka tą 64 metų požiūrį. Ir nes kitaip aš nežinočiau, kaip tada pasakyti, o ką reiškia ta taisyklė, jeigu pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių, netesybos yra įskaitomos į nuostolius. Ką reiškia ši taisyklė, jeigu mes vis dėlto netesybas laikome alternatyvą. Tai yra arba to galiu reikalauti, arba kito. Galim daugiau argumentų surasti. Užbaigsiu to jau. Galim daugiau argumentų surasti. Dėl pasirinkimo, ar ne? Kodėl aš palaikau, kol kas palaikau, pagal mūsų reguliavimą dabartinį požiūrį praktikos. Kadangi, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu šaliai susitarė dėl aiškiai, juokingai, apgailėtinai mažų netesybų. Mes neturim instrumento, kaip sukeltas netesybas. Pavyzdžiui, tokie prancūzai jie turi. Prancūzai tiek mažina, tiek jie sako, kad jeigu netesybos apgailėtinai mažos, teismas gali jas padidinti. Kadangi mes neturim, tai prisilaikom tos praktikos, kuri yra dabar ir galim diskutuoti, matyti ir moksliniam lygmenyje, o galbūt dėl ateities reguliavimo, kuri iš tų pozicijų
arba kuri iš tų koncepcijų yra teisingesnė. Kadangi apie tuos liquidated damages jau laiko nebeliko kalbėti, tai aš perduodu mikrofoną Danguolei, jinai tiesiog savo pranešimą tam ir skyrus yra. Ačiū uždėmesį. Tai